turim gražią dieną, naują automobilį ir kur važiuosim, aišku, kad į McDonald's. Yeah, let's go. Taigi, gavom pavairuoti Ford Fiesta naują, kurios darbinis tūris yra 1,4 litro. Ne pas didžiausias, bet galingiausia versija. 96 arkliukai. Nors automobilis mažiukas, bet pakankamai erdvus viduj, sakyčiau. Aišku, gale sėdintiem tikriausia būtų kiek ankštoka. Ford Fiesta yra pagrinde gaminama Kelne. Į Kelno gamyklą buvo investuota 445 milijonai eurų. Už tokią sumą galima išlaikyti 2 formulės, 1 komandas geras per vieną sezoną. Arba, nežinau, naują gamyklą pastatyti. Tačiau buvo renovuota sena ir rezultatas toks, kad Ford Fiesta surenkama naudojant naujesnės technologijas, kurios naudojamas naujesnės klasės automobiliam. Ir darbuotojai turėjo 50 000 valandų apmokymų, kad priprastų prie naujos technikos. Vienas iš tų mokymų buvo konstravimo komanda 6 savaitės surinkinėdavo ir paskui vėl išrinkdavo tą patį automobilį Ford Fiesta. Tai čia, manau, tikrai geras ženklas, kas nori kokybės. Policija. Mes nepažeidinėjom taisyklių, viskas tvarkoj. Įvažiuojam į McDrive'ą. Ir ką mes čia turim? Puikiai telpa porą vidutinių kolos su ledukais. Ir dar būtų vietos net trečiam. Matot? Nice. Turim kolos. Šaltos kolos. Metas išbandyti, kaip Fiesta važiuoja greitkelyje. Šitas automobilis Ford Fiesta, su kuriuo dabar važiavam, yra galingiausias variantas šiuo metu. Nors Fordas planų oficialiai neskelbia apie Ford Fiesta ST, tačiau visi supranta, kad anksčiau ar vėliau tikrai bus. Man vis kirbėjo, ar tai vis dar tik moteriškas automobilis, ar gali juo važinėti per daug nesigėdindamas ir vaikinukas. Tai manau, kad jo, gali važinėti ir vaikinukas. Aš čia matyčiau paralelę į tos tokius rankinukus, kur nešioja jau ir vaikinukai. Susideda piniginę, mobilius, dar ten kažką. Prieš kokius 5 metus, jeigu tu pamatytum vaikinuką su rankinuku,
tai jis toli tikriausiai nenueitų. Sveikas. Šičia ar ne šičia? Vilnius Klaipėda Ryga čia. Ten turbūt buvo. Taigi važiuojame žiede ir stabiliai laikosi ant kelio. Šalko. Aleksodas panašu čia. Yeah! Prieš testuodami šitą automobilį galvojom, kaip čia gražiau, ką pafilmavus. Ir buvo mintis Akropolyje su Ford Fiesta važiuoti ir kad iš paskos gaudytų Chevrolet Corvette. Bet paskui pagalvojom, kad kažkur tai matyta ir būtų negražu kopijati. Dėl to atsisakėm šios minties. Bazinė automobilio kaina yra 29 900 litų. Bet jūs gaunat 1,25 litro benzininį automobilį, 3 durų, kuris turi 60 arklio galių. Tai tikriausiai jūs norėtumėt pasitaupyti ant kiek galingesnės versijos. Kainos kyla iki kažkur 50 000 ir vat automobilis, kuris, manau, tikrai malonus būtų ilgą laiką, tai būtų kainuotų kažkas apie 45-6 tūkstančius litų. Fordo dizaineris, kuris sukūrė Ford Fiesta, sakė, kad pradėjo praktiškai nuo nulio. Nes iš esmės senesnės Fiestos tai buvo, čiut tenai, vat kažkas panašaus į Focusą, bet šiek tiek gal mažesnis. O šitas grynai naujas dizainas. Ir tas dizainas vadinasi kinetinis dizainas. Ir sakyčiau, visai geras tas dizainas. Jis pasižymė ryškiomis linijomis, išraiškingų dizainų, dinamiškas. Ir kas man labiausia patinka, kad tas dizainas ne tik išoriai, bet ir viduj. Tikrai akį traukiantis centrinis prietaisų skydelis. Šitas automobiliukas skirtas jaunatviškam mieste gyvenančiam žmogui, kuris nelabai daug žino apie kaimą ir panašiai. Jums svarbu, kad būtų nedidelis automobiliukas, ekonomiškas ir kad gerai atrodytų ir už gerą kainą. Pavyzdžiui, Fifth Gear, testuodami Ford Fiesta, lygino su iPodu, nes tai gero dizaino, paprastas naudoti, mažas, stilingas, bet tuo pačiu prieinamas. Aišku, ką vadinsit prieinamu, jeigu turit 40 000 litų, tai tada prieinamas. Jeigu turit porą litų, tai nelabai prieinamas.